Sveiki atvykę į mano 4. seriją. Mūsų žaliam Challengeriui jau nebedaug liko ką padaryti, tai yra ratų suvedimas, tepalus pakeisti ir įsivalyti saloną. Važiuosim šiandien ratų suvedimą, tikiuosi bus viskas gerai, pasikeičiam tepalus ir bandysim burnautą. Tai važiuojam iš ratų suvedimo, dėja nepasidarė išvertimas gale ir priekį kairės pusės išvertimas ir poslinkis. Tai reikės pasikėlus pasižiūrėti, ką reikia, kurią detalę pakeisti. Aišku, turiu įtarimų, kad ten reikės pakeisti bent jau priekį, tai reikės pakeisti stebulę, nes jinai buvo gavęs ratas į tą pusę, tai tikėtina bus sulenkta, nes čia 90%, jeigu būna gavę į tą vietą, tai stebulė būna sulinkus. O gale tai reikia pasižiūrėti. Turiu įtarimą, aišku, kas gali būti, ten traukia tokia. Daugiau nėra kam ten gale, ten čia pakaba labai paprasta, tai nemanau, kad kažkas tai bus stebuklingo. Tai va, tai realiai tik tai išvertimas nepasidarė ir priekinio rato poslinkis, tai to pačio rato. Tai po visų šitų remontų traversą išmatavau įstrižainės visas, viską, tai kaip ir viskas buvo vietoj, stovėjo viskas taip, kaip turi stovėti, tai manau, kad čia bus stebulės problema dėl priekio, o gale matyti dėl kažkokia tai traukia reikės pakeisti. Tai važiuojam į garažą, pasikelsim mašiną, pasižiūrėsim, kas ten yra negerai, pakeičiam, vėl važiuojam į ratų suvedimą ir tada jau test drive. Ir ką dar pastebėjau, tai nelabai man gražiai greičių dėžė dirba. Tai greičiausiai, kadangi buvo priekis nuneštas, tepalinis radiatorius greičių dėžės irgi buvo nuneštas, tai reikia patikrinti ir tikriausiai reikės dapilti tepalo greičių dėžę. Praktiškai visą laiką, aišku, kodėl nepatikrinau iš pat pradžių, nežinau, gal pamiršau, bet nėra, kad jinai labai blogai veiktų, bet jaučiu, kad ne taip, kaip turėtų veikti, jinai veikia. Tai manau, kad bus trūkumas tepalo, nedaug, bet bus trūkumas, tai pasižiūrėsim, dapilsim ir viskas bus gerai. Pasikeliam. Pirma, pas mus galas yra išvertimas blogas, tai turiu įtarimą, kad reikia šitą vadalį pakeisti, kadangi vizualiai bent jau žiūrint, gal buvo smūgis, nuo šito skiriasi va šita vieta, obuoliukas užlenktas į viršų, todėl gaunasi ratas mūsų stovi šiek tiek taifava. Suvedimas viskas pasidarė, bet išvertimas blogas. Ir turim priekį, čia irgi išvertimas blogas ir poslinkis rato. 95% duodu, kad bus tai vadinamas stupica, stebulė sulenkta ties šitą vietą, nes vizualiai žiūrint, šitie skirtingai stovi ir tarpas tarp amortizatoriaus čia yra mažesnis nei čia. Tai reiškia, kad ratas gaunasi suvirtęs labiau į vidų. Jo. Nors vizualiai tai nesimato, bet čia labai nedaug reikia. Tai va, reikės mums pakeisti šitą detalę ir šitą detalę. Ir 100% duodu bus suvedimas geras. Kodėl aš sakau, kad stebulė šitą bus sulenkta? Todėl, kad dėl poslinkio galvočiau, kad traversas blogai išstatytas, nes yra tekę, kad tai būtų, bet įsimatavau tiek taip pasiėmęs taškus, tiek įstrižainės traversas stovi idealiai. Tai vadinasi, vienintelis dalykas yra šita stebulė
įlenkta. Ir jisai buvo gavęs į šitą ratą. Tai realiai, kai gaunu į šitą ratą, stebulė, 90% visą laiką būna sulenkta. Tai galiu teikti tikrai, kad stebulė pakeitė, atsistos viskas į savo vietas, taip kaip ir turi stovėti. Nes aš ir vizualiai matau, kad šita vieta yra palenkta, o jinai bus ir palenkta, ir patraukta į aną pusę. Tai vadinasi, jeigu mes ją pakeisim, ratas šiek tiek paeis į priekį, nors pagal matmenis mums kažkur tai jį reikia patraukti į priekį apie pusę como. Tai jisai pasitraukęs, tai vadinasi, mums ir poslinkis atsistos į vietą ir išvertimas atsistos į vietą. Tai pakeičiam ir varom vėl į ratų suvedimą pasižiūrėti. Ką, gavom detalės, pakankamai greitai atvažiavo iš Klaipėdos, tai stebulė ir šakė galinė. Varau, pakeičiu, turiu 2 valandas visiems darbam, nes už poros valandų į ratų suvedimą turiu nuvaryti mašiną, kad vėl per naują padarytų, kad viskas ok būtų. Praktiškai esu tikras, kad jom, taip sakant, ragai buvo. Varau, pakeisiu ir važiuojam į ratų suvedimą. Pakeisiu dar ir šitą traukę, nes ta man tokia kažkaip tai, nežinau, nepatinka. Tai yra nauja, pakeičiam, manau bus geriau, keičiam. Atrodo, ne per akimirką traukę pakeičiau. Čia jums tik tai taip atrodė. Ir man taip yra, va tuo man ir patinka šitie maskalkarai vadinami, sakykim, challengeriai, ne? Tai jie viskas, priėjimas iš visur pusių, viskas pasikeičia labai greitai. Tai realiai užtrukau, žinoma, po prakaito, bet 5 minutės ir traukė pakeista, o paim kokį neminėsiu. Tai va. Priekį baigiam, varom galą ir į suvedimą. Išėmėm. Prisikalbėjau su priekiu, kad 1, 2 ir viskas čia. Lelia, pasirodo ne taip jau čia ir 1, 2. Gerai, šitas įsistatistas įsidės. Bandom. Lyg tai vizualiai ir yra tas palenkimas.
Dabar aišku, čia bus reikalų įstatyti atgal. Galas padarytas, uždedam ratą ir į ratų suvedimą. Lekiam. O, iškart vairas kitaip. Ką tu? Nu ką, padangos apšildytos, važiuojam saulutę daryti. Turbūt visiems patinka saulutė, kaip ir man patinka saulutės. Tai pabandom, kaip sukasi aplink savo ašį. Saugumas pirmoje vietoje. Dedam šalmą ir lekiam. Nu kaip? Gerai? Nu ką, dabar lekiam į garažą, papasakosiu jums savo vieną svajonę. Nu ką, mūsų challengeris jau baigtas, ratų suvedimas padarytas, viskas tvarkoj, visur žalia. Dar vieną dalyką, ką praeitą seriją buvau paskelbęs konkursą dėl maikučių laimėti, laimėtojams įsiūsim dabar maikutės. Ir kaip minėjau, pirmoji, man atrodo, serijoje, kad niekada nesu normaliai prasivažiavęs su savo surinkto challengeriu, ar ten Durango, ar kitais automobiliais. Tai nusprendžiau su šituo šiek tiek toliau pravažiuoti, kadangi iš tikrųjų dabar va čia Vilniuje kiek pasivažinėjau, kai sustoja vaikai, wow, gazą duok, ten, žinai, kiti taip, laikai. Nu, okei, smagus jausmas. Gal ir su kitom būtų buvę tas pats, bet niekartą nesu išvažiavęs ilgiau pasivažinėti, taip ir yra. Tai va, tai nusprendžiau prasukti didesnį atstumą, pasidariau maršrutą šiokį tokį iki Prancūzijos, iš Prancūzijos į Vokietiją, ten paliekam aikštelį automobilį pardavimui ir nežinau kokiais būdais, bet kažkaip tai grįžti atgal į Lietuvą, lėktuvu, dar kažkaip ir panašiai. Tai va, norėčiau visą tai pats pajausti savo kailiu, kaip šitas automobilis stovi gatvėse, Europos tose mažytėse, siaurose, kaip su juo važiuoji, patogu, nepatogu, realiai kiek kuro suvalgys toksai motoras, tiek normaliai važiuojant, tiek didesnių greičių, vis tiek įvažiuosim ten, kur leistinas greitis yra didesnis negu nei Lietuvoje, tai visą tai noriu pat savo kailiu patirti ir visą tai papasakoti jums. Tai jeigu jums įdomu ir jūs dar nėrat užsiprenumeravę mano kanalo, tai paspauskit prenumeruoti, patinka ir pasižiūrėkit.
paskutinę siuntą išsiuntėm. Laukit maikučių. Pagaliau atvažiavo mūsų raudonas iš dažyklos. Labas rytas. Tai va, ką norėčiau pasakyti, tai labai daug esu surinkęs šitų automobilių, maskalkarų vadinamų. Bet niekada nebuvau niekur išvažiavęs toliau pasivažinėti ar protestuoti ir panašiai. Tai buvo pirmas automobilis, su kuriuo buvau išvažiavęs į Vilniaus gatves, pasivažinėjau, tai žiauriai daug sulaukiau dėmesio, laikų, vaikai fotkinasi, prašo pagazuoti. Tai sugalvojau tokią mažą svajonę įgyvendinti. Važiuoju ten, kur yra daug brangių, prabangių ir greitų automobilių. Ir tai yra Monakas. Varom. Tai va, nuvažiavom 600 kilometrų kažkur tai Lenkijos vidury. Šiaip su automobiliu galiu pasakyti viskas gerai, sklandžiai, taip sakant. Kuro sudeginom, baiginėjasi antras bakas. Vidurkis gaunasi 12 litrų. Sakyčiau, tokiam varikliai gana nedaug 12 litrų, ne? Šiaip dėl patogumo nežinau, gal šiek tiek jau sėdėsena ir taip bandžiau pasireguliuoti sėdynę, tai nerandu tos pozicijos, kad dabar būtų gerai. Tai gal biški nugarą jau pradeda skaudėti, tai negalėčiau pasakyti, kad skirtas ilgom distancijom automobilis. Vietoj mieste važinėtis nedideliais atstumais ok, bet didesnį atstumą važiuoti, tai manau, kad pavargsiu. Tai kažkur tai dar sakiau, šiandien nuvažiuosiu dar 700 km ir ieškosiu kažkur apsistoti, pailsėti, pernakvoti. Dabar mes turim Lenkijos laiku 1 valanda, tai grubiai tariant iki kokių 7-8 vakaro važiuosiu, ieškosiu kur apsigyventi, apsistoti ir pernakvosiu ir iš ryto toliau likusius kilometrus važiuosiu, tai pasižiūrėsiu, kaip toliau viskas bus. Bet šiaip manau, tai su mašina tai viskas yra ok. Manau, kad rytoj jau vakare būsiu Monake. Lenkiją pravažiavom sėkmingai, Čekiją taip pat baigiam pravažiuoti jau, važiuosim į Austriją, viskas kaip ir gerai, su mašiniuku viskas ok, kuro sąnaudos džiugina, 12 litrų lygiai rodo vidurkį, tai buvo greitis ir 100 km, ir 130, viskas kaip ir ok, tai dabar Austrijoje užsibukinau viešbutį, pernakvosiu ir rytoj toliau iki Monako važiuosiu. Šiaip, kaip ir pasakau apie automobilį, nemanau, kad jisai skirtas ilgom distancijom, kadangi nugarą jau šiek tiek skauda, tai čia nuvažiuota yra 1100 km nuvažiuota, tai neskirtas automobilis ilgom distancijom, reikia stot, pailsėti šiek tiek nugarą ir panašiai. Bet jeigu reikia kažką aplenkti ar ten greičiau paspaust, pavažiuoti, tai jis tam skirtas.
tikrai. Tai lekiam dabar į Austriją, kiek čia 16 km liko iki Austrijos sienos, kertam ir važiuojam į viešbutį. Dar Čekija degalinė sustojau, kuro prisipyliau, prieina pagyvenę jau 2 piliečiai, pradėjo klausinėti apie mašiną, sako, čia 3-6, sakau, ne, šiek tiek daugiau. Sako, 5-7, ne, sakau, 6-4, o, kiek čia arkliukai, viskas, čia čiūp nusifotkina, visi tokie. Kainas pradėjo klausinėti, čia pardavimui, nepardavimui, pasišnekėjom, sako, nice car. Yra ir čia dėmesio sulaukiu važiuodamas, tiek ir Lenkijoje dėmesys aktyvus buvo, ir degalinė, ir šiaip. Dar Lenkijoje sustojau, kurą užsipilti ir sutikau iš Lietuvos seną pažįstamą draugą, tai keista, Vilniuje gyvenam, gal 10 metų nesimatė, bet ne, Lenkijoje kažkur tai vidury susitikom, pasišnekėjom, įdomiai viskas. Ką, lekiam, kertam sieną, važiuojam į Austriją į viešbutį. Antra diena kelionės į Monaką. Vakar labai vėlai atvykau į Austrijos Graz miestelį, apsistojau. Tai jokių filmavimų nedariau. Ką šiandien noriu pasakyti, liko 960 km iki Monako. Viskas gerai, sklandžiai važiuojam. Kuro pyliausi 3 kartus per 1400 km. Tai aišku, dabar vidurkį rodo 10,4 litro. Manau, vis tiek 12 litrų gaunasi, bet kaip tokiam motorui tai tikrai labai gerai. Ką, važiuojam, žiūrim, kaip šiandien seksis mums kelionė iki Monako. Kiekvienas, manau, norėtų išgirsti šaltą startą Challengerio 6.4 variklių parkinge. Tikėjausi, kad bus garsiau, bet važiuojam į degalinę geriau. Iš principo gerai, viskas gerai, gal jaučiasi šiek tiek nuovargio, mums liko dar 560 km iki Monako, šiaip iš principo tai viskas ok. Karšta žiauriai, dabar Italijoje 36 laipsniai temperatūros, vakaras jau sakyčiau kiek čia, ir dar 36, sustojom degaliniai, tai išlipom iškart. Šlapi. Pradžioje kelionės sakiau, kad nugarą šiek tiek skauda ir panašiai dėl sėdėsenos. Gal įpratau dabar ir viskas kaip ir ok, nes aš gal įpratęs prie ramo savo, tai pakankamai maloniai važiuoja, vairuojasi. Gal kietoka, bet tai natūralu, tai ne limuzininės klasės automobilis. Ar sulauksiu Monake dėmesio? Man toks kylantis klausimas yra. Aš manau, kad kažkiek tai susilauksiu. Gal ne taip, kaip ten atvažiuočiau su kažkokiu tai Urusu naujausiu ar panašiai ten, bet manau, kad susilauksiu vien dėl to, kad ne kasdieninė mašina tokia Challengeris. Tai manau vien tik tai dėl to susilauksiu, kad čia yra grinai amerikietis atvažiavęs. Tai pirmą kartą gyvenime važiuoju tokią vietą. Nežinau, kodėl sugalvojau. Įdomu, sugalvojau. Aišku, yra dar ir kitas tikslas, bet pasisvečiuosim dieną Monake ir važiuosim toliau į kelionę į Vokietiją. Gaila, bet paliksim, kad jis lauktų naujų šeimininkų, o mes važiuosim raudoną Challengerį, kuris grįžo iš dažyklos jau. Bandysim pabaigti surinkti kuo greičiau. Turiu iš tikrųjų tokį norą vieną iš tokių mašinų pasilikti kaip Challengerį savo, bet gal savo labiau norėčiau tikro Hellcat 6.2 variklių. Bet čia tavo pati ilgiausia kelionė? Su mašina? Iš tikrųjų taip, kažkada važiavau, bet nesusiję visai atostogų, esu važiavęs į Kroatiją, pro Kroatiją, bet ten į vieną pusę buvo 1500 gal iki pirmo apsistojimo buvo kilometrų, o šita kelionė ilgiausia, tai
2400 km, o šiaip tai jo, toliausia, su apskritai, ne tik tai, kad su mano padaryto automobiliu, tai čia, nežinau, toliausia, kur buvau turbūt nuvažiavęs, tai iš Vilniaus į Kauną su savo padaryto automobiliu, bet ir tai, man atrodo, aš važiavau dar kažkada senai, kai BMW buvau pasidaręs, tai kai BMW surinkinėdavau, tai tada buvau su tuo, o su šitais nebuvau niekada daugiau kaip 100 km. Realiai būdavo tai, padarai, gatvėje pravažiuoji, viskas ok, ant ralo ir išvažiuoji. Pardavinėsiu Ramą, viskas su juo yra gerai, viskas yra ok, nusiskundimų neturiu, tiesiog visą laiką svajojau limited komplektacijos, kad būtų orinė pakaba, pilka spalva ir tokį pavyko nupirkti, laimėti aukcione Amerikoje, tai jis jau prie krantų, sakykim taip, Lietuvos, tai jį pasiliksiu savo pasidaręs, nes visgi mano gyvenimo būdui Ramas labiau reikalingas nei Challengeris, tai jį pasiliksiu. O grįžtant prie temos dėl Challengerio, kad pasilikti savo, jo, turiu tą tokią svajonę, norą, pagal galimybės, galbūt kažkada ateityje, kadangi dabar jau tas konceptas išleistas naujų Challengerių, tai aš manau, kad jų kainos gerokai šoktels, tai aš manau, kad šitų apskritai dabar 5.7, 6.4 šitų Hemi variklių jau nebebus, nepamenu nuo kelintų metų, bet jau artimiausiu metu jų nebegamins, gamins tik tai 3.6 ir 3 litrų turbininis, kiek, jeigu neklystu. Apskritai pačią variklio gamybą nutraukė Hemi, kas labai gaila ir keista, aišku, nes mano akimis tai čia superiniai motorai. Tai manau, kad dėl to jų kaina tikrai gerokai sukils, būtent kuriuose buvo montuojama šitie varikliai, tai šitų automobilių kaina sukils. Ypač net nebejoju Challengerių kaina šoktels tiek aukcionuose, tiek visur kitur, kadangi jų mažės. Tai jau reiškia, kaina auks ir auks. Visą laiką sakau, kai buvo maži, tai norėjom mažyčių mašinyčių daug turėti. Kai užaugom vyrai, mes esam dideli vaikai, tai dideli ir žaislai. Tai. Aš kartais pagalvoju, kiek aš norėčiau turėti mašinų, tai turėčiau pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Tiesiog norisi ir Dodge'o, norisi ir pick-up'o, norisi ten, kaip pavyzdys, Porsche, norisi BMW, visokių norisi. Tai sakau, būtų galimybė, tai turėčiau. Kiekvienai dienai savaitės. Ir įsivaizduoju, pirmadienį ateini, pasiemi kažkokį burtų kelionę, stalčius atsidarai, šitas raktas, gerai. Su šitą važiuojam. Tai dėl pačios kelionės, tai visai smagi, visai gerai. Tik mane žudo šiek tiek tas karštis, aišku, kondiškė veikia, viskas gerai, šaldo, bet tik sustoji kažkur tai degalinį, išlipi ir toks karštis iškart. Geras jausmas, jautiesi, žinai, su savo mašina kaip į Turkiją atvažiavęs ir karšta viskas. Tai va. Trečia diena mūsų kelionės į Monaką. Vakar sustojom pavalgyti, žiauriai skaniai pavalgėm. Dar galvom 100 km pavažiuosim, nes viso liko 300 km be šansų. Pilvas toks, steikiukai skanus, makaronai skanus. Sakom, liekam čia nakvoti ir toliau nebevažiuosim jau. Šiandien išeinam išvažinėti jau toliau į Monaką, išėjo iš recepcijos. Žmogus sako, gal gali, kai išvažinėsi, pakviesti, aš noriu paklausyti, kaip užsiveda, kaip dirba šitas monstras. Tai einu, pakviesiu jį, užvesim. Patinka, matosi, kad patinka žmonėms.